Nu, Reveal, yeah boy. kas tave nuskriaudė, My Aiva? hat. Ble, tave Ir taip sutagėdau nuskriaudė. užsidedam kaip ausinės. Jo, Sorry. tave, tu atrodai nuskriaustas, ble, su tu šakuose. Oi, Aiva, aš nesekiau biški naujienų su imtynėm, kaip jau biški kokias nuo Smackdowno, tai būsi žmogus, kur man atversi knygą, pasakysi, kas nauja ir aš tiesiog pasakysiu, kas negerai su tuo. Fuck, aš pats irgi jau biški pamiršęs, aš ką tik baigiau Ro žiūrėti šitos savaitės. Aš dar nežiūrėjau, dar praleidau, tai galėsi paspoilinti, aš pasižiūrėsiu. O tu naktį nebuvai papausinęs, kad žiūri? Pažiūrėjau, aš realiai užmigau ant mačo, kai buvo Penta, tipo prieš Braun Breakerį, man ant tiek nuobodu buvo žiūrėti. Čia pirmas mačas, bet... Taip, ant pačio, aš tiesiog užmigau ant pirmo. Jau, aš pasakysiu taip, daug ko nepraradai. Ok. Ai, mačiau, biški, man sintėjai naujienų, biški AEW naujienų, kaip MJF su kuo ten, koks esi per kovotojas buvo? Sinkara, ne? Ne, aš to Ten, kur su pimpalu per galvą piso. What the fuck, aš to tokių dalykų nesinčiau. Arba aš mačiau tik tokį, arba tu man sintėjai. Man atrodo, čia kažkas saukytas nusintė. Jo, čia iš kitų biški promotionų, bet ten buvo something fucking else, pala. Arba tu, arba Niko, nes Niko, man atrodo, berots Niko. Karočią, MJF'as ten fightino kitam promotionę prieš berots Sinkarą ir man tiesiog parodė tą movą, kur, ble, tipo, tiesiog ateina MJF'as, pasižiūrė apie pusės, čiuvas tas lūčia tiesiog nesupranta, kas vyksta ir su pimpalu per galvą. Tai aš toks galvoju, arba tu man čia atsintė, arba man viena iš, arba Niko atsintė, bet ble, sakau, ten buvo vaizdelių. Bet, labai pasako, kas naujienos pas mus Ro, nes aš sakau, biškį sekiau, bandžiau suprasti, smegenis ištirpo ir toks, tam Aiva yra, jis man padės geriau. Kaip ir sakiau, kad Kaudis laimės tą King of the Ring, tai jisai ir laimėjo. Dabar eis 1-1 su Ortonu, tipo Night of Champions, apie kurį galim pakalbėti dabar. Boy, kokias naujienas pas mus vakar atėjo, jeigu tu skaitai. Iš mūsų Lietuvos fanų? Jep. Dėl tos aklavietės, jo, kad, tipo, Saudijai toj visoje situacijoje, ne? Ja, tai pagrindė Iranas kare prieš Ameriką ir kiekvienas dabar civilis, amerikiečius, yra taikinys pagrindė. Jie ten naktį dar atakavo amerikiečių bazės kažkur tenais ir pagrindė uždarytos oro linijos yra į tas šalis pagrindė. Tai žmonės, tie prodiuseriai, kurie jau nuvarė tenais, kad setupint viską, jie dabar ten įstrigę negali išvaryti iš ten. Dėl evento irgi dabar yra didelis klaustukas, ar jisai vyks ar ne, nes turi dar Smackdownas ten įvykti, Night of Championsas ir dar Raw, kaip suprantu. Sudėjus Smackdowną ir Night of Champions, jeigu jis neįvyktų, tai WWE praranda 5 milijonų. Bet, tipo, į 5 milų pralošti ir taip, kai jau turi situaciją sutikė jau tokią šūdiną, tai... Sucks to suck, bet esmė tame, kad žiūrėjau šiandien Raw ir jie promautina tą renginį dar iki šiol. Sako, viskas bus. Gal kokias 5 reklamos buvo dėl to renginio. Toks, Okay. Gal jie kažką žino, ko mes nežinom, žinai, va tame dalykas. Jie gal nusmaglins, tipo WWE superstarus. Jo, tu tiesiog, ble, dar kartu pasiimkit Hornswoggle tą mažiuką, bet čia, žinai, pakeliui gal padės. Arba vietinį talentą kokį paims. Ble, bet visai būtų nieko, žinai, kur, tipo... Džehan Muhmaran prieš Mušavilį Bakašvilį. Bet man asmeniškai sakau, dabar kaip ir likau su prieš tai, su WWE nuomonė, kas ir dabar. Aš pastebėjau, jie biškai labai, aš gal vieną kitą klipą, žinai, pakeliui pažiūrėjau,
kad jie labai dabar irgi su tom reklamom vėl kažkaip atsargiau žiūrisi, ne? Biškai mažiau tų sponsor stuff. Kaip ir sakiau, nuo Slim Jimo table announcemento kiekviena serija turi turėti table spotą. Šią savaitę irgi buvo. Ką turėjom? Rhea Ripley krito per stalą. Ai. Dabar, kaip suprantu, jinai, Liv nebėra, jos padrūškė yra, tai dabar su prieš padrūškę varyk. Bet tikriausiai darys taip, kad, Liv, kadangi iki metų galo out dėl petės, tai jaučiu, Raquel susidraugaus su Roxanne tipo ir grįžta tokia Liv ir tokia, what the fuck, jūs visi mane palikot, tarsi aš nebeegzistuočiau. Bus babyfaces, basically. Bet žinai, kas yra juokinga dėl Liv, kad, tipo, šita, kaip jinai grįžo... Vėl pamiršau vardą. Asuka grįžo? Kas grįžo? Sinos ex. Ai, Nikki Bella? Jo, Nikki Bella grįžo. Turėjo planą jai? Jo, ją padarė Jonas Sinos angeliuką ant žemės. Ir tada kažkaip staiga Morgan susilaužė petį. Čia gal nėra kažkokio setupo, kad jai duotų championshipą? Nes taip aš taip jaučiu. Čia buvo nelaimingas atsitikimas, galima taip pasakyti. Nes, jie taip nori, kad tu galvotum, kad tai yra nelaimingas atsitikimas. Be šansų čia, karočią. Tai buvo planai, kad, tenais Liv su Raquel eitų prieš Bella Twins per tą Evolutioną dėl titulų. Tokie, ir kai jau atkirto, tai mes nebeturim kur Bellų įrašyti. Dar tas Arabijos šūdas, kur ar varysim, ar nevarysim, dabar nežinom. Pas juos labai daug šūdų malūnas susivarė toks, kad toksai, ką mes darom? Mes nežinom, ką mes darom. Mūsų visi planai, nafik, toksai, dabar toksai kaip damage controlas eina kažką, plan B, plan C, plan Z, what the fuck? Žinai, kas yra įdomiau dabar su tais visais planais. Ar tu žiūrėjai kick-offą, lift-offą Slamo? Nes Slamo, ką aš pažiūrėjau, aš realiai buvau susipainiojęs, kad, palauk, hold on, kodėl lift-offą šiandien, ne vėliau turėtų būti, aš jau buvau susimaišę, žinai. Tai toks, pasižiūrėjau lift-offą ir matai Cena pasikeitė, Cena dabar tokį įdomų turi vaizdelį ant savęs, kad kaip vieša asmenybė, jis yra vienoks. Kaip imtynininkas, jis yra kitoks. Dabar, ir tai yra akivaizdu, jeigu pastebėjai šitą. Ne, tas visą laiką buvo ir biškį davai pauzę padarom, man atrodo, pas tave garsas susipysas. Tai anyhow, man sakau, kažkaip tai arba nebe taip tenkina kaip anksčiau, kaip paprasidėjo viskas, arba labai naujienos labai nuobodžios pasidarė. Sakau, čia viskas dėl tų planas A, B, C, D, E, Z, nes, tiesiog labai daug kas nuplaukia vien su Saudi šūdais ir, traumom pagrindę. Oi, tai va, dar yra biški su Saudi, tokių kaip naujienų girdėjau. Jie planuoja per WrestleManiją padaryti 2 kartus į metus. Vieną normalią, kaip visada, o kitą specialiai Saudi, kaip renginys būtų. Saudi Manija! Ne, jisai skaitytųsi kaip normali WrestleManija. Čia toks bullshit. Ir dabar pagalvojus, šitie planai irgi nafik nueina. Kaip dar būna antras jų renginys Saudi Arabijai, irgi jau nuvarys nafik jie. Jo, kas ten pas juos? Crown Jewel, ne? Antras buvo. Jo. Tai tu žinai, kiek jie pinigų dabar prapis dėl to karo. Nes jie pagrindiniai sponsoriai, labai daug pinigų jie moka vien dėl to, kad padarytų savo renginius. Ten infrastruktūros tam mieste pastatė, WWE muziejų, pastatė. Jo. Milijardais realiai. Ja. So, deg šikna, kaip turi būti. Blemba. Ja, šiaip žiūrėjai SmackDowną ir... Kažkiek rekolinu SmackDowno, bet, ką aš atsimenu,
kad JC Punk. Šito neatsimenu, bet žinai, ką aš atsimenu? Tai nepamenė. Nu, Ką atsimenu, kad LA Knightas yra down visiškai, tipo off, kad jam ten suvarė šonkuolį berods. prispaudė sūrį. Bliat, man gaila, lai. Žiauriai gaila, lai, kad, nu, tipo, jis dabar irgi off kuriam laikui bus dėl tokių traumų. Šiandien nėra storyline. I guess? Jis labai panašu į storyline, nu, tipo, kad, nu, tas didelis bičas nesaugiai atliktų savo mūvą, kai jis yra didelis bičas. Nes realiai nieko netraumavo su jais legit. Apie kurį broną šnekam? Nu, apie didelį bičą, kuris šoka ant tavęs ir daro su rankom, taip. Ai, tai Fatu. Ne, apie tą. Rydas? Bronson Rydas, nu. Jo, tai sakau, apie kurį broną šnekam. Jisai leitai sunaužytas, ale šonkaulius. Biški gaila. Ne, aš manau, čia storylinas. Kaip buvo su Seth Rollins irgi panašiai. Nes, come on, labai jau sutapo jų tų timelinas. Jisai, sugrįž, netikėtai, atpys kažką, tipo, bus panašiai, sakau aš. Žinai, kas yra, mane nustebino iš SmackDowno, kai, nu, tipo, čia buvo ir taip aišku, Mateo ir sako, kad užpuls šitą Fatu. Žinai, čia buvo aišku, bet man buvo šokas, kad Jimis padėjo. Taip pat Jimis padėjo, toks laik. Šiam čia Jimis, toksai, aš neturiu ką veikti, bronis visą turi dėmesį, o aš niekam nereikalingas, čia žinai, kaip pavydas būna tarp siblingų, tipo, visi jam dėmesį duoda, man neduoda, what the fuck. Nu, jeigu dviniai. Minor setback. Aš bandžiau rekordinti video, bet kaip mato, dabar pas mane biški naują kamerą, netaip stringa. Hashtag, jo, tai bandžiau su sena kamerytė padaryti ir žodžiu neišėjo, bet video tema buvo Cody ir Jayus, tipo to titulo sekimas, ant kiek jie panašus, bet ant kiek jie skyrėsi realiai. Nes pagrindai istorija ta pati, bet su Jayum tai žoskai rašinta ir per daug mešų tas pats per tą patį, kad tipo tiek būtų reikštų tas pats, nu, kilimas, ėjimas link titulo, kad kažką reikštų pagrindą. Nes, pavyzdžiui, atsimink dabar su Cody, kaip jisai, tipo, to titulo siekia. Kai jisai, sugrįžo į tą kompaniją mūsų žinomą. No. Tai sugrįžo, nes jo tėvukas norėjo, kad, tipo, žinai, laimėtum tą titulą. Jo. Ir, nu, su Jayum, vis toksai, nu, mano tėvukas irgi niekada nelaimėjo tą tituliuką, žinai. Nu, svarbu, kad jis padarė kažkokį antspaudą tam. Žinai, kad, nu, tipo, jis jau turi viskas, Codys savo legacy. Nu, Codys kaip performeris, taip, žinai, dar jis kai grįžo, jis ne iš karto to titulo varė, jis dar su Seth Rollinsu dahuja beefino. Jis tą titulą siekti tik tai prieš Royal Rumble pradėjo, tai jau kai metai praėjo pagrindė nuo to jo grįžimo. Nu, jo, ir štai kas yra įdomiausia, aš nežinau, ar jis turi, ar jį baletiruos, bet jam Hall of Fame titulas. Tiesiog, jisai turi savo legacy, turi savo istoriją, turi kur keliavo, turi kaip jis atsistojo. Kaip nukrito vėl atsistojo. Nu, taip, jis turi tą tokią normalią, kaip sakant, pažengusio imtynininko istoriją, žinai. Kurią galima sekti. Supranti, nu, jie tokie abu underdogai buvo, kad, tipo, impossible odds to beat, basically, unclimbable mountain, big ass opponent, kuris, nu, tipo, dominuoja visą laiką.
Ir, nu, supranti, Kaudis tai prieš Romaną neturėjo, prieš tai tenais 3-4 metų dėl titulo. Jisai turėjo tik tai 2. Vienoj mėnį ir kitoj mėnį. Bet O pagalvok, Džėjus, kiek visi bandė irgi Cody atmušinėti nuo to. Buvo, nelabai buvo. Buvo, kad ten Ne. jį ir Setas perkalbinėjo, ir kiti imtininkai bandė laužyti, tipo, kad nepaistau. Perkalbinėjo, kad tipo Setas, kad su juo ten kovotų Jo, pirmadienį. jo. Bet Nu, bet, apskritai, nu, tipo- tipo, buvo, kad ten, nu, ne tau tas titulas, žinai, ne tas pats, kai būdavo akistata su Raumanu, tipo, nekovojant. Ja, bet, nu, Pagalvok, tai. tos kovos buvo special, nes jie, tipo, ne kiekvienam pay-per-view, tipo, dėl to titulo kapojus. Tai, vat tas ir ir- įdomiausia buvo, kad tu turėjai laukti. Ja, ir, nu, tipo, žinai, Džėjaus atveju jis turėjo ten 4 mečus, visus prapiso dėl to titulo ir Meiniui pagaliau laimėjo, wow. Bet 4 mečai ir visi tie mečai vos ne tas pats per tą patį buvo. Paskutinė, tipo, kur tik tai spa užčiaukino per 5 Palauk. sekundės, yra unbelievable. Man tik, žinai, kas atėjo kokia realizacija. Na, Kad, tipo, Codys yra labiau Günteris, negu Günteris yra Günteris. išplėsk mintį. Žiūrėk, dabar paklausyk. Čia aš gal gerą laiką mačiau, nes aš, nu, sen stebiu, kas nuo sentas amtynės, tipo, arba greitai, arba lietai, bet žiūrėk, Günteris, jisai puoselėjo tą titulą, jisai stengiasi padaryti, kad tas titulas būtų svarbus, ne, kad jis turėtų reikšmę, ne? Codys savo karjeros metu, jisai bando padaryti, su kuom dirba, kad tai būtų svarbu, ne, kad tai reikštų kažką, kad tai būtų, žinai, the next big thing, ne? Bet čia va tas toks, taip pat tokia koleracija su šitais abiem. Kai Codys, tarkim, turėjo tą susidūrimą su Tribal Chiefu, žinai, Reinsu. Matai, kiek jis relevant patapo, žinai, Reinsas, kad, nu, jau jis nebesvarbus. Bet kai viskas tas vyko, Codys bandė įrodyti, hei, ką aš dabar darau, tai yra svarbu, žinai. Ką Džėjus daro, tai tiesiog, ką aš darau, esu aš svarbus. Pochui man kompanija. Svarbus aš. Bet ką aš matau iš Džėjus dabar, kad, nu, jam jau neberūpi kompanija, jisai save žiūri. Kompanijai patinka, kad jisai daro šou, nu, kaip koncertą. Pagrindai jisai yra toksai, kaip sielas, galima pasakyti, žinai, tipo, aš surinku arenas pilnas, visi žmonės su manim daro šitą dalyką, kurio gyvenime aš daugiau nebedarysiu. Taip, senekai, 4 žodžiai, aha, yeah. Fucking selas Uso, ble. Yeah. Kurva, mum reikia to, selas Nes, Uso nu, dabar bus. Džėjus pagrindė dalykas yra jo įėjimas į sceną ir hypinimas žmonių. Tai, Jo, jo, jo. žinai, buvo ten Smackdown'e, man atrodo, Codys atėjo Jo. ir atėjo Jay. Ir jau Codys kažką norėjo sakyti, tai Jay toksai, can we do my entrance one more time? Ir pradėjo jo entrance, kai promo time basically nukirto Codį ir to Codys toksai, kad jau Cody Landerį biškį pajungęs. Ir tipo nieko nepasakė, tiesiog ferverkus biškį pašaudė Codį ant entrance irgi. Tai tipo toksai, Cody, nu, Jay, kodėl tu one more time tą darai, kodėl tu vis dar šventi, bet nors tu jau prapisai savo titulą. Kai su titulu buvai, nu tai okei, galima, tipo, one more time, nes tu dar iki šiol, tipo, šventi savo to pergalę, bet tu prapisai dabar ir bandai vėl iš naujo kažką, bet one more time doesn't work anymore, it gets annoying to watch as fuck. Oi, blėt. Sakau, kodėl sakau, Codys yra labiau Günteris, ne Günteris, nes Günteris, kas dabar daro, tipo, gavau titulą, tipo, aš jį mėgau, tipo, aš jį pagirsiu. Aš niekur nemačiau, kad tu jį dabar taip puoselėtum, kaip turėjai ten 1000 dienų, man atrodo, ranas pasibuvo, ar kiek ten? Man atrodo, jo, štukė kažkiek. Tipo, aš toks, blėt, nu, gavai titulą atgal, davai tu tą pačią energiją išduok, žinai, o ne. Titulas! Supranti, jam duoda oponentą kaip Goldbergą
prieš kurį laimės per 5 minutės kokios. Ir tada vėl Džėjus ateis ir tipo vėl Džėjus toksai, Jits, boy. Ja, Ir dabar klausimas, ar jisai vėl laimės jį, nes aš blet, nemanau, kad aš WWE nustebau. pasitikė. Aš nustebau dėl Goldbergo. Kad, tipo, Goldberg... Tipo, aš kažkada minėjau, kad, tipo, bus gal kažkoks storyline'as, bet aš nemaniau, kad, nu, tipo, kad kai Günther gaus titulą, žinai, aš galvoju, gal bus kažkaip paprastai, kad seniai davai kokį street fightą padarom. Kažką, nu, tipo, už jų komforto zoną, žinai, ne tai, kad ten vien kovot. Ne, Goldbergas taip pagrįžta, jis visą laiką varo dėl titulų. Ir dabar, vat, jo paskutinis mečas, kešiautą reikia pasidaryti, arabiškų biškių pinigėlių užsidirbti. Ir visi daugiau baig karjerą, nes jisai daugiau 5 minučių negali pavreslinti. Tai sakau, 5 minutės mečas, jeigu jisai įvyks, nes mes dar nežinom situacijos dėl Saudį. Jo. Kalbant apie kitus diškius, aš mačiau, bet čia galim irgi ateiti į Lietuvos fanus ir tipo, buvo tokia spekulacija pas turbūt daugelį, kad gal Lesnaras grįž. Čia buvo vienu metu, jeigu pastebėjai. Tipo, tas čiatas irgi tokia buvo maža spekulacija, kad gal Lesnaras grįž, žinai. Tipo, ir aš toks, ne, jisai dabar atrodo kaip nuostabi namų šeimininkė ant bicepsų, viskas. Ne, su Lesnaru tai, come on, jeigu jisai grįžti, kodėl tada Vincas negali grįžti? Come on. Čia aš sakyčiau, kad spekulacija, kad aš labiau tikėčiau, kad Lesnaras grįžtų į Vinco tą promotioną, jeigu jisai padarys savo promotioną. Aš kažkaip net negirdėjau naujienų, ką jis, tipo, gal tik tais ne tik, kad negirdėjau naujienų, gal aš tiesiog mačiau ten vieną kitą TikToką, kur jo sunelio klausė šito, Šeinas mane? Šeinas. Tai ten jo paklausė, kad maždaug girdėjot, kad jūsų tėvas, tipo, radins dar vieną naują promotioną ir jis toks. Tipo, ar nesiruošiat jungtis? Tai sako, jeigu bus patogu. Tipo, kažkas į tą pusę ir aš toks. Tik tiek, žinau apie tai ir toks. Jeigu jie darys kažkokią naują promotioną... Pagalvoju, senis gali tiesiog pensijų įsirėti ir bliamo, enjoy, kiek jam liko. Ne. Man reikia dirbti, pasakyti, tu atleistas. Aš manau, kad jeigu radins... Pameni, kai jisai sakydavo, you're fired, ir visas raudonas išbūdavo, kaip jis tą išgaudavo, tai bra. You are fired! Čia ir tiesiog, tipo, fucking vena tiesiog išsprogusi. Jeigu jis ir darys promotioną, aš manau, kad čia bus kaip WCW Nitro. Ir viskas. Tipo, nori pasakyti AEW. Ne, AEW jisai, taip, jis turi tą Nitro smarvę, bet, tipo, kas dabar vyksta, kad ten šitą mokslį ir jų main bitchą Tony Khan, ar kas jis ten toks, bando paduoti teismą vienas iš šimtinininkų ir darbuotojų, tai... Darbuotojas. Kameros operatorius. Ir padavė į teismą, by the way. Jau tenais vyksta tie dalykai. Blemba, profesionalizmo tenais toj kompanijų nėra. CM Punkas tai įrodė. Jo, čia faktas. Aš buvau pasijungęs trumpam, kad pasižiūrėti, pažinai, iškarpas aš toks, taip, ten yra brutalios kovos, taip, ten yra daug kraujo, taip, tai, žinai, pradžiugina, bet taip, visa kita... Taip, panos senais daro biški tokius spicy dalykus. Ja, tipo, biški tokius prieš reklaminius dalykus, bet, jie bando pasum produktą. Tarp kitro, Mercedes mane dar vienas titulas. Tiesiog reikėjo jeigu tu pasakytum, jeigu nebūtum jeigu turėtum kažkokį kontekstą, kad maždaug, tai va, aš šiandien žaidžiau WWE My Career ir aš sugebėjau iškovoti Monrey dar vieną titulą. Toks kiek titulų? Čia jeigu 2K gamintų My Career kaip per NBA, bet
Bet jie bičiai kitaip daro. Tenais pagrindė bent jau dabar, kai žaidimas yra 2K25, tai yra tas My Rise, nu, mano karjera pagrindė. Ir tu, tipo, sukuri du čerus, vienas vyras, kitas moteris, tipo, žinai. Ir esmė tame, vat, duošiau 24, tai, tipo, žinai, vieną kartą praeini tenais, bet, nu, labai ilgai tas geimas truko, realiai gal visumoje 8 valandas kažkur perėjau visą istoriją. Tiek vyrų, tiek moters. Esmė tam, ir ten buvo atskiros dvi istorijos, tipo. O šitam jie dvi istorijas į vieną surišo, bet esmė tame, kad tu tuo gauni pasirinkimus, tris, tipo, kur eis istorija pagrinde. Esmė tame, aš jau 2 kartus jį praėjau, bet man reikia dar 3 kartą praeiti, nes aš neatrakinau visų itemų. Kurios, pavyzdžiui, tie itemai gali būti kai kurie veikėjai, tipo, užrakinti iš senų geimų ir taip toliau. Tai tau biškai pasistengti reikėtų. Yeah, prikolas tame, kad CM Punkas tenai yra main vilnas. Yeah. Sorry, jeigu jūs spoilinau, kas dar nepažaidė, bet come on, jau pusę metų egzistuoja geimas. Spoileriai. Jau pusę metų žaidimas yra spoileris. Ir prikolas, kad istorijos pradžioje jisai tipo tavo draugelis, tavo mentorius yra. Ir toksai pizų. Aš, žinai, kad aš dar džiaugiuosi, tarkim, kalbant apie imtynes, aš ant džiaugiuosi, kad Asuka yra grįžus. Tipo, aš pamenu, žiūrėjau jos ranus biški iš tų indie kitų promotionų, žinai, Japan promotionų. Šiaip visai gerai atlieka darbą ir aš taip, žinai, atsiminiau vieną iš kovų, kur jinai ten irgi baisiai mėtėsi. Ir lygiai tas pats, kai jinai prieš Alexa Bliss ėjo. Lygiai tas pats, jinai ten baisiai fainiai mėtėsi. Aš jau galvojau, kad jinai nelaimės, bet here we are, jinai tipo Queen of the Ring. Tipo, pateko į finalą. Ne veltui Asuka blemba per NXT turėjo kaip Undertakeris stryką, tik tais, kad tas strykas buvo metai laiko, kai niekas jas negalėjo įveikti. Jinai, nu, kaip imtynininkė žohtkai, huiena, ir plus, nu, metų aišku turi jinai, bet dabar žiūrint, kaip manai, kas laimės Queen of the Ring, Jade ar jinai, nes buvo per Rodar, nu, Jade laimėjo, kad spoileris, iš Raw. Tai kaip manai, ar Jade, ar Asuka? Uždavė tokį klausimą sunku, pala. Mes turim, aš galėčiau pasakyti, kad Jade yra toks geras undercardas dabar. Nu, midcardas, sakyčiau labiau. Tipo, nu, geras midcardas, žinai, bet, tipo... Beveik maincardas. Ja. Tipo, ir turim Asuka, kuri, tipo, irgi labai, nu, nei savo atletiškumą, žinai, viską parodo ir šou. Blia. Aš manau, už Asuką eičiau. Aš manau, kad Asuka paimtų. Drąsiai. Aš irgi taip galvoju. Nu, tipo, žiūrėk. Visi galvoja, kad Jade, nes, come on, jau 2 metai Jade tenais yra, Jade reikia titulo, Jade su Naomi dar kažką galės dėl titulo padaryti, bet visi pamiršta Asuką ir pamiršta, kad jinai gali dabar gerėti, bet gali būti blogėti, nes jinai gali targetinti ne tą Tiffany Stratton, o jos padrūškę, tipo Sky. Ir ten būtų klasikinis, žoskai techniškas Japanese matchas, kas tikrai nuo kokybės esmė, tipo kaip mečo, būtų daug geriau žiūrėti negu Jade, pavyzdžiui, prieš Tiffany Stratton. Nes jos abi yra, nu, nesakyčiau, kad tokios labai geros. Tiffany yra tiesiog Barbie, o Jade yra tiesiog... Barbie ant steroidų. Na, sakyčiau, kaip China panašiai. Kaip China. Ne, China, jinai buvo raumenis, bet moteris, bet neturėjo to tokios charizmos, kad Jade turi. Ar jinai turi? Jade? Nu, pagrinde, jos charakteris yra low-key Charlotte Flair. Tik buvo, nes low-key toksai. Bet, nu, tipo, charizma tokia, no, I just don't,
nėra taip, kad įtrauktų. Yeah. Bet aš manau, kad dabar ką jie padarys, jeigu Asuka laimi ir, tarkim, ją pastato prieš kokią Jade, tarkim. Tai bus mečas tarp jos Tai, ir Jade, tos karūnos, blin. Aš sakau, tipo, ten tiesiog bus tokia kova, tarkim. Aš manau, tokia, tarkim. Aš sakau, Asuka paims. Čia yra stopudovai. Ir aš nemanau, kad ten praloš kažką tai. Abi išloš kažką iš to. Tame dalykas. Jade tikriausiai išlos dar vieną mečą su Naomi. Ja. Nes mes Naomis nebematom po Money in the Bank. Ne, matom. Jinai būna SmackDown'e visą laiką bando netikrus kešinus daryti. Aš nesuprantu, jie nuo praeitų metų negali pasimokyti, kad pėsina ir tipo niekam neįdomus yra tie tyzinimai, kad oi dabar kešinint. Nu ne, jau akivaizdžiai matosi, kad ne. Tai tiesiog kam eterį užimti tokiu Ne, tokiem tyzinimu? dalykam yra laikas ir vieta visą laiką, tie tyzinimai. Anksčiau ir kai Setas turėjo, ir man atrodo, kas dar. Dolfas, man atrodo, turėjo, ne? Ja, bet ne kiekvieną savaitę, Ja, tipo, aš suprantu, bet tipo, yra tiesiog, vat ką aš supratau, bežiūrėdamas imtynės, jie įprato prie tyzinimų ir tai padaro normatyvamų. Taip, kad pastoviai važinai, tipo, tai yra normalu. Ir kai dabar nusodina dalykus tam tikrus, jie vėl kartos tą patį. Tiesiog dabar tiek tempia gumą su dalykais. Tiesiog tempia kiekvieną temą. Aš sakyčiau, kad jie taip pat tuos tyzinimus varo ir toks, not again. Ir tada, oh shit, jinai actually cashing in, what the fuck. Tai Nu, jo. kaip buvo su Tiffany Stratton. Ir by the way, kodėl jinai dar tas titulo laiko? Like, bro. Aš žinok, jo, tipo, plemba, jinai nieko Jinai su juo beveik ilgai. nedaro. Jinai su juo beveik nieko nedaro jau. Okay, ką su prieš kokios opponents buvo? Aš tada neatsimenu, kokios opponents buvo. Naja buvo. Jo, ne, Bibi žino, nes kaip ir remačo negavo, kaip ir gavo klaustukas. Jo. Šarlotė. Šarlotė. Ja, prieš Šarlotę. Oi, kaip buvo blogas mačas. Ui, būk. Blogas mačas, bloga istorija, nu come on. Kas dar? Kas dar? Bet būtent, tu neįsimeni tų oponentų, nes... Netgi dabar, sakau, kai, tarkim, aš sakau, stengiu žiūrėti, bet dabar kažkaip jie neparduoda to tokio susidomėjimo pilnai. Tipo, anksčiau buvo... Jo, buvo anksčiau įdomu, tipo, man dar iki šiol įdomu, aš pamačiau tą revelaciją tarp CM Punk ir Cenos, kur, tipo, Cenos spy bomba. That is something! Ne, palyginus dar grįžtų prie to, SmackDown'e moterų mid-karto čempionšipas jis įdomesnis negu main-karto čempionšipas. Ypatingai dabar, kai Julia tikriausiai paims, o ne tikriausiai 100% paims. Ir tada, tipo, stiprus čempionas, ar jie kažką dabar iš main evento nuleis tenais, kad kovoti, ar toliau Chelsea Green tenais su kokiu Michin ir Zelina kovos, bet, Julia pagrindė to credibility, tipo, pakels tą titulą kaip Gunteris, pagrindė pakėlė titulą. Yeah. Bet kokia ironija, pagalvojus. Žinai, kodėl? Ne? Aš nepamenu, ar aš per pirmą ar per antrą epizodą šnekėjau, kad jie daro neįdomius mačai, kurie realistiškai turėtų būti neįdomus, patampa įdomesni negu pagrindiniai mačai. Yeah. Čia, sakau, čia yra juokinga, čia yra keista ir kas keisčiausia, kad aš tai nuspėjau. Yeah, pagaliau Gizmo kažką nuspėjo. Again. Ir tada apie Cenos spy bombą pradėjai varyti, tai sakau, JC Punkas, John Cena. Jo, aš toks buvau... Aha, tipo... Hey, Matt Cardona, how you doing? Yeah, hey, Matt. Hey, Cardona, how's it going? Prikolas, kad Matt Cardona atsakė. Ja. Hey, John.
Aš taip sakau, kur... Bet realiai, manau, čia yra geras kontrastas, ką mes matėm, kaip buvo ir CM Punk'o tas jo ranas su papėgsiu titulu. Ir manau, aš tą patį sakiau, kai mes pradėjom kalbėti apie Johno Cenos tą pasikeitimą imtynėse. Tai kad Punkas daug maž prie to prieis. Bet sen Punkas turi savo tos twistus, žinai. Jisai, tipo, dabar jisai visien kelia tas mažas žvaigždės, žinai, vis vien, žinai, stengiasi tą. Bet jis nesistengia, tipo, to, kad, nu, tipo, žiūrėkite mane, aš kiek krūta, žinai. Ne, jisai pasakė, aš esu geriausias ir viskas, tipo, čia yra faktas. Tipo, John Cena, aš esu geriausias iš visų laikų. Jo, I'm the greatest of all time. Ne, seniai, tipo, Punkas buvo gerai pasakęs, kad, tipo, Johnas Cena yra labiau CM Punkas negu Johnas Cena. Tuo tarpu CM Punkas yra labiau Johnas Cena negu... Ja, tiesiog kortos apsisuko, žinai, viens prieš kitą. Ir tas yra ganėtinai žavu. Iš būtent visos tos imtynių perspektyvos tai yra ganėtinai žavu, kad mes matom tas, tipo, kad dinamikos sugebėjo apsikeisti vietom, ko mes tikrai nesitikėjom. Nu, aš asmeniškai nesitikėjau, kad, tipo, taip dinamika pasikeis. Aš vis jau buvau jam fanas, tipo, nes man patinka jo visą tą kelionę ir istoriją, bet tiesiog taip toks neįprastas jausmas, kai tu matai, turi žmogų, kuriam buvo duodami kišami oponentai, kišami šansai, jisai juos išsikešino, jam buvo nuolaidžiaujama, jisai pats kaip šiukšlė elgėsi kai kada, kas nežinot, pažiūrėkite Johno Cenos dokumentiką Told Stories, labai šiaip patariu. Nuo to, kad jisai buvo prototipas iki dabar tokio klausino hylo ir turim Punką, kuris buvo ir laikė savo tą straight edge mąstyseną, kad jisai buvo blogiukas ir po to ta jo visa mąstysena tiesiog persirutuliojo į, kaip pavadinkim, į tai, kad tai yra normalu. Taip jisai pavertė savo tą pasipriešinimą prieš kompaniją normalių dalykų. Taip jisai tai sunormalizavo. Ir sakyčiau, Stone Coldas padarė tai prieš tai. Bet Stone Coldas tai čia jo for a fact. Tipo, Stone Coldas jisai jau tai jau senai darė, tipo, irgi. Tiesiog CM'as jis padarė tai, kad tai yra, nu, kad tai yra daug svarbiau į veikėjo augimą negu, nu, į veikėjo augimą ir kompanijos statymą, kad turėti kažkokį žmogų, kuris pasipriešino, ne, yes, master, I'm gonna fight it. Žinai. Supranti, ką jis padarė? Jisai padarė taip, kad kai WWE buvo PG eroje ir, nu, tipo, jau produktas paskutinis šūdas padarė, jis sugražino tą, tipo, kaip interesą, nes, tipo, toksai twistina realybę su fictionu. Tai va, jisai tą sugražino ir todėl, nu, po to, kas ėjo, toksai, okei, čia toksai buvo downwardas viskas, bet jisai pakilo, nu, po to laikėsi, po to vėl nugriuvo pagrindę. Bet pagrindė nugriuvo visas tas, kai jisai išėjo iš kompanijos. Ja, ir po to, aš žinai, kas yra, bet dabar irgi galbūt pasakysiu taip keistai, kai Jonathanas Cena, jisai ką padarė, tipo, jisai kai grįžo, jis pasakė, kiek jis yra angry with people. Ir dabar, kai tu matai kick-offą, kur jisai ten draugiškai šneka su Michaelu Cole'u, žinai, su savo gerbėjais draugiškai šneka, tai tada irgi va, tas toks prasideda, yra plonytė linija to užuolaido, žinai, tarp imtynių ir tipo, kas yra iš tikrųjų tas žmogus. Aš žiūrėjau ir aš toks buvau, palauk. Tipo, John Cena dabar yra draugiškas? Cool. Labai, pasakau, siūlau pažiūrėti kick-offą, nu, lift-offą tai yra. Labai pravers akis apie veikėją. Apie dabartinį Jono Sanos veikėją. O, šiaip ką, per prieš kelias dienas scrollinu Netflixą, kas vat neužilgo atsiras, nu, ten Squid Game'as 3 sezonas atsiras.
ir žiūriu WWE, ten tasai Untold ar kažkas tokio. Jo, aš irgi tą mačiau. Reikės pažiūrėti. Tai ten dar neišėjo jisai, bet pagrindė tenais laida apie tai, kaip jie rašo WWE laidas ir, tipo, vienam iš teaserio buvom pamatę, tipo, tokį spoileris, kas galėjo būti per Mania ir kas buvo planuota per Mania pagrindė. Tai ką ten jie iš anksto planavo, buvo pagrindinis šūdas. Aišku, jie daug kažką geriau nesugalvojo. Visiems Bet... kažkas tai, visiems geriau negu nieko. Ja, bet žinot, Netflix'ai jie ten tiesiog dramų biškai pripis visko ir ten toksai this guy lied, so we found out the truth. Popom. Ir tada Artrufas pasirodo, žinai, we found out Artrufas pasirodo, žinai, su savo šyza. Ne, bet žinai, kas buvo faina iš to segmento Assassino? Beveik lygiai padarė, kaip, na, data suėjo, kaip per 13 ar 14 metų, kai, tipo, bombas buvo. Nes buvo tas pats mečas, Cena prieš Artruf, tada, nu, prieš tiek metų. Jo, ir tada, nu, Punkas senais, tipo, atėjo, bet, nu, tipo, Artrufas per stalą pravarė Ceną. Čia buvo biškai panašiai, bet tas pats mečas. Tai, blemba, kaip jie nepagalvojo to mečo, kai atleido Artrufą ir toksai, blemba, čiagi golden opportunity yra. Ir tik tai po to, mes galim taip padaryti. Davai Artrufą sugrąžinam vien dėl to, karočią. Apsimesim, kad fanai mums rūpi. Jis pabus mėnesį 2 ir vėl jį atleisim nafik. Ne, aš manau, Artrufą neatleis, nes jisai turi dabar tokią... Ok, 2 už 2. Tai aš kolinau šitą, kad tai bus, kad jie žais su Artrufo šyzos veikėju, kad jam šyza bus. Jeigu pastebėjai, kad tipo, jo mažasis Jimmy, žinai, o dabar tipo, jis jau nebešneka, žinai, su to mažuoju Jimmy, jisai šneka su savim, tai yra, turim Artruf ir Roną Killingsą. Tai mes turim tipo 2 veikėjus, kurie ginčiasi dėl vienos vietos. Gal mažasis Jimmys ir yra Artrufas. Ron Killingsas, tipo, užaugęs. Žinau, čia gali būti toksai deep characters, belekai deep characters. Mes dabar kaip kokioje lietuvių kalbos pamokėlį. Dabar pasamprotaukim. Ne, sakau, dabar jie įmeta, sakau, kodėl, Jėzau, mano žodžiai man tiesiog vėl iš lūpų eina, kad jie meta labai daug nežinomųjų ir tu spėlioji, pastoviai spėlioji. Vat kas dabar man šiek tiek patinka su tuo, kad yra daug nežinomųjų, daug gali spėlioti. Kas nepatinka, gal labiau eiga viso to. Žinai, kaip viskas būna, kada būna tai parodyta. Man gal tas labai nepatinka. Tipo, kurio metu žinai. Tai, kad pavyzdžiui, tas pats Güntero ranas, ne? Günteris gavo titulą, staiga Goldbergas ateina, kur maždaug tu mane įžeidė ir mano žmonai tas nepatiko. Nu, tai... Metai į priekį planavimas basically buvo. Toks, tipo, jau visiems tas buvo aišku, kaip nutiks, bet galėjot bent jau, kad jisai ten bėgtų Goldbergą, žinai, sutrukdyti, žinai, tiesiog. Būtų įdomu pamatyti iš to. Ekstra šaibos. True. Šiaip aš turiu idėją, nu ne idėją, bet kažkas buvo parašę mum, kad nori daugiau predictionų ir nuomonių tipo. Tai šiaip dabar, kai tas galimai ateinantis, nes dar nežinom situacijos tenais, ar jie nuskris ar nenuskris, Night of Champions. Mačiau buvo fake news, kad jį perkelė į Londoną, bet pasirodo ten fake'as. Ja, tai galim pažiūrėti, kokie mečai bus ir galim predictionus tokius padaryti. Ir šiaip, Aiva. Na. Kalbant apie mūsų kanalą, prie to pačio, tu pamiršai pasakyti vieną dalyką, mes hebra perėjom 100 subų. Ne? Jo. Jau mes turim, aš dabar atsidariau, mes turim 101 prenumeratorių. 101. Tai pala, pauzę darom, einu būtelį atsineš. Blet, vidury dienos, paik. Mes dar žiūrim, pas mus dar jaunimas gali pasižiūrėti. Tai neperkime. Butelį nealkoholinio. Nealkoholinio šampano, žinai. Ja. Tai dėl Night of Champions galim predictions padaryti, nes jau yra pilnas match kartas pagrindė. Okay, go for it. Tai nuo neįdomiausio matcho iki įdomiausio jaučiu varom.
Jo, jeigu turi match cardą, kad aš pasivyčiau, tiesiog gal numes man Tai pasižiūrėti. aš galiu tau linką va dabar įmest, aš kažkokį va čia atsiradau. Ja, tai galim eit nuo paskutinio iki pirmo jaučiu. Nes man atrodo, taip įdomumo tvarka taip ir eina. Ai, nu čia yra, čia na šitam website yra laikai parašyti, kokią valandą, kokioj, ja, 7 vakaro pas mus bus. Šeštadienio? Ja. Oh, nice. Gerai, ką mes turim? Uh... Sami Zainas prieš Karrion Crossą. Aš Pagaliau iš mes karto... turim, ja, pagaliau turim Karrion Crossą mečą. Wow! Ir jisai ne kokiam house show ar kažkas, kur nieks nerodo. Šiaip aš norėčiau Karrion Crossą pastatyti prieš labiau Alistair Black. Nu, tipo, būtų visai įdomu. Jie, nu, tipo, jie tokie kaip du tokie bendri veikėjai, bet, nu, Semi su Crossu čia labai ilgai jau šiaip trunka dalykas. Jo, šitas būtų įdomu pažiūrėti, kaip vienas kitą sudaužys, žinai. Ja, nu, ar jau pero buvo, kad Semis atkirto Crossą, bet jisai legit atrodo atkirto jį. Jo. Labai gerai padarė tą momentą. Ba, viskas, žinai. Ne, tai, nu, aš sakyčiau Crossas, nes dabar labai susidomėjimas yra didelis. Plius jisai Bloodsport'e labai užsiėmęs, tai, nu, tipo, manau, jisai dabar toks, gal jisai pakeis Semį. Galimai, nes Semis ką, jisai... Aš jo fotkę dabar žiūriu, nu, tipo, tu pagal jo fotkę gali pasakyti, koks tai žmogus yra. Kaimo Jurgis. Jo, laimingas kaimo Jurgis, kuris mėgsta išgert ir visiems nuotaiką pakelt. Ja. Nu, čia su dėdulė. Aš tau duosiu haluvo spyrį. Einam malkas pakapots. Ir Crossas jisai tas toks, kur... Tipo, jo, mes galim išgerti su tavim Guinneso, bet žiūrėk, einam prie reikalų, tipo, aš tave atspaldysiu ten kieme. Nežinau, man pradėjo Crosso veikėjas patekti. Kažkaip tai... Nu, ne tai, kad jis ten buvo tas manipuliatorius, bet kaip jis save parduoda, žinai, man tas labai patinka, kad, tipo, hei, aš viską žinau, aš suprantu, kas vyksta, aš žaisiu savom taisyklėm, darykit, ką jūs norit, žinai. Man nusišyk ten jūsų ten tų konspiracijų teorijų, aš einu savaip. Tas man patinka. Aišku, gali ir Zainas laimėt, bet nu, Zainas labai dabar propisinėja daug laiko. O, jį tarkim šūdo krūvo varto. Jeigu, tarkim, dabar jisai prapistų ir Karrionas realiai įeis į jo galvą, jisai gali, nu, Semį vėl blogiečių padaryti, o Semis kaip blogietis, tai irgi žiauriai vienas veikėjas. Oi, taip, aš atsimenu jo, tipo... Mes galim pakalbėti apie bet kokius dalykus, mes galim pakalbėti apie imtynių užkulisius, mes galim pakalbėti apie AEW. Oi, čia buvo... Čia, žinok, crazy buvo, nes tada dar Vincas buvo in charge. Jo. Kaip jis darbą savo paliko, aš neįsivaizduoju, nes jis varė off script, čia 100%. Jo, čia... Bomba buvo. So, mūsų pikai Karrion Crossas. Jo, aš iš Karrion Crossą atvirai. Tipo, visų šio... Tipo, aš kaip Semis, man kaip charakteris jisai patinka. Tipo, kas jis yra, koks jis yra, kiek jis perėjo. Bet man jau to užtenka, žinai, aš esu sotus, aš pavalgęs, man įdomus Karrion Crossas. Dabar aš noriu kito deserto, kuris, nu, tikrai atrodo, kad turi daug potencialo. Atrodo skaniai. Jo, atrodo skaniai, žinai, taip, skanės toks, žinai. Čia kaip per to istoriją, I don't want to play with you. Jo, taip. Semi, va ten, žinai, ten man šiukšlelį čia kol kas papūk, žinai, išsitrauksiu, kai reikės. Tai turim vieną randominį mečą, kurį announcino Pero. Rhea Ripley prieš Raquel Rodriguez Street Fight. Dėl nieko, pagrindė mečas dėl nieko, nes tipo jos feudina. Tipo buvo toksai dalykas, kad Raquel supiso Rhea Queen of the Ring tą mečą, ją užpuldama.
Rija padarė tą patį, atvarė dabar Raquel, tipo, aiškintis į ringą, sako, ateik čia durą, įsiaiškinam, pradėjo baladotis, mami jau tokie paruošė stalą, jau ruošėsi per stalą varytą Raquel, atėjo Roxanne, išgelbėjo Raquel, nu ir mami gavo per stalą. Žiūrėk, tu vat pasakoji apie tą visą nuotykę, aš puikiai suprantu, kad tipo, čia nesąmonė. Aš ją žiūriu Raquel nuotrauką ir toks, jūs galėt bent jau geresnį rakursą padaryti, dabar atrodo kaip koks pingvinas, žinai. Seni, pamini tą filmą Marsiečiai atakuoja. Jo. Primena tą marsietį apsimetusi pana. Jo. Tipo, Rija, va, gera fotka, tvarkinga, viskas, žinai, make-upas sutvarkytas, gražu, kameros kampas geras. Pasižiūri į Raquel. Tokia paso nuotrauka, žinai. Aš nenoriu būti čia, bet reikia nusifotkint. Aš manau, Rija paims. Čia... Rija drąsiausia paims. Rija paims, nes Rija ten populiari labai. Ne, tipo, aš net ne apie populiarumą šneku, apie įgūdžius. Nu, Saudi publika irgi reikia. Ja. Tai Saudi publika. Saudi publika žiauriai myli Sami Zainą. Sakai... Gali būt... Ja, aš tada pakeičiu savo piką į Samį. Ne, aš toliau lieku prie Keriono, nes, nors ir jeigu ir pralaimės, aš visiems domėsiu dabar Kerionu, nes ką jisai šiuo metu, tipo, kaip jis save pradėjo šitoje kompanijoje ir kaip jis dabar save rutulioja, man jo veikėjas turi tokį gerą prieskonį, kur toks, ką jis dabar planuoja, žinai. Ne, mes jau tai aptarim ir tipo taip, tai yra logiškiausias sprendimas. Bet Saudi. Jie insane for Sami Zayn. Tas pats yra su Riepa. Tai mano pikas, kad Rija, nebent... Nes čia Street Fightas vadinasi jokių diskvalifikacijų. Tada Raquel. Raquel, manau, nukrūvins. Ją baisiai nukrūvins. Ateis Roxanne kokia, gal netikėtai pasirodys Lip su ramentu kokiu. Su vežimėliu. Aš atėjau padėti savo draugai. Ja, nu ir viskas legal būtų, žinai. Tai... Nu ja. Kas ten kitas, matau, mačas? Fatu ir Sikoa. Titulo mačas, ne? Hate you. Jau baigėsi tas I love you. I love you solo. Nu, Fatu, čia gal pasilaikas iš tiesų tokia konfrontacija labiau čia. Čia yra gera konfrontacija, kad maždaug Sikoa atsipistų nuo manęs. Nu, čia dėl titulo jisai varo, bet pameni, kai diskutavau apie Solo ir Fatu, tai kad aš sakiau, kad dėl titulo jie SummerSlam'e kovos. Kodėl šitas mečas čia? Gal kaip build-upas arba preview, kad ant SummerSlam'o bus, gal tipo, kad JC interference ir mečas netolygiai baigsis, kur tipo ten Jacobas nelaimi, tipo, bet jis DQ gauna, tipo, tipo titulų nepraranda, kažkas bus, tipo... O gal, dabar paklausyk manęs, hear me out. Genties vadas grįž. Na, tik jam... Čia temų Bloodline'as, jam visai neįdomus. Nu, žinai, žinant Romaną, jisai išsirenka visą laiką tokių, gerus tokius, pasirinkimus, žinai, prieš tai turėjo. Tai turėjom Džėjų, turėjom Jimmy turėjom Sammy tyme. Ir jie, tipo, kas dabar jie yra gana matomi veidai, žinai, Raw. Ir apskritai, Raw, SmackDown'e, WWE. Tai aš manau, kad, Sikoa visiems turės savo temų Bloodline'ą, bet turbūt ateis koks Romanas, padės Fatu. Na, aišku, Fatu jis yra stiprus, žinai, jis atsilaikys prie Sikoa. Bet aš manau, kad jis laimės čia iš karto. Bet bus ta tokia pagalba. Aš manau, kad bus kažkokia pagalba. Aš tau pasakysiu, kodėl ne. Nes Romanas, jisai iki šiol nebaigė dalykų su Seth Rollins. Ir jisai grįžt tada, kai Sethas norės įsikeisti savo čemodaną. Ir Romka ateis ir toksai, bibi, tau ne titulą, atvirs ir tada jie vėl iš naujo kovos. Pala.
Kas jeigu Setas atbėgs į Fatu mačą, ne į Panko ir Sinas? Kaip jam tą daryti? Abi, visiems titulas. Jovas titulas. Ok, fair enough. Bet visiems, būtų prikolas. Šiaip, aš žinai, ką pagalvojau? Nu. Kad, tipo, čia setupas geras Survivor game'am. Romkas su komanda prieš Sefo komandą. Sakai, Setas paims į kovą į savo, žinai, ratuką? Ne, Sefas paims arba Ricky Saintsą, arba Ethan Page'ą, arba netgi abu paims. Aha. O Romkos komanda kokia būtų, tai jaučiu savo šeimą tenai. Džėjus, Jimmys vėl koksai blemba. Ok. Jacobas koksai galėtų va irgi būti. Jace. Nu, gal šitą, kaip jisai yra, dar vienas Fatu, kuris dar Indį sėdi, kaip jisai... žinai, apie ką kalbu? Zila, jo. Dabar jisai jau, aš jį matau, kaip jis juda. Būtų visai įdomu pamatyti, bet dabar jie pertraukė JC, tai Zilos laukiam dabar. Kažkoksai iš Bloodline narių jau debutavo per tą main event, nu, ten tipo ne Saturday Night main event, laida main event. Tai kažkoksai irgi jis debutavo tenais, nu, ten dark matchai pagrindai, nu, tokie. Jo, šitą žinau, tai. Šitoj kovoj bent jau mano spėjimas su Jacobu ir Sako, kad bus no contestas. Tipo, nieks nelaimės. Ai, tipo, okay. Jo, ir setupas SummerSlam'ui. Bent jau mano pikas toks. Mano pikas yra, kad, nu, tipo, Fatu laimės, bet jį tiesiog ambushins. Ne, nu, basically, ką aš pasakiau. Ne, pas tave non-contest, žinai, tiesiog, kad, nu, tipo, nieks nelaimės, o pas mane yra tai, kad Fatu laimės, bet tik tais, kad jį po to užpuls kažkas tai. Okay, makes sense. Gerai, kas toliau? Jade Asuka. Nu, aš manau, aš už Asuka. Asuka, čia faktas. Mes ir aptarėm tą neseniausiai. Tada Randy Ortonas su Cody Rhodes. Aš jau minėjau, ką aš manau, ir aš lieku prie savo nuomonės. Mes turim, tipo, du talentus, kurie, tipo, savo erose jie gerai pasirodo. Tipo, turim Ortoną, kuris tiesiog laiko savo, žinai, tą legacy. Ir Rhodesą, kuris tiesiog rašo istoriją kažką papildomą. Jau Ortonui nieko nereikia rašyti. Man bus iš tiesų, aš negaliu nuspėti, kas laimės. Tipo, nes aš gal pasakyčiau, kad, nu, Codys, bet žinant Ortoną irgi, tipo, tai toks labai tokia svarstyklinė kova, kur tu nežinai, koks bus, nu, rezultatas. Čia jau toks labai svarstyklinė, tai negaliu atsakyti, atvirai, pilnai negaliu atsakyti. Abu geri talentai, labai stiprus, labai žino, ką darantis ringe. Žiūrėk, abu yra SmackDown'o superstarai ir King of the Ring gauna mečą SummerSlam'e dėl titulo, kuris yra main, tai Johnas Cena pagrinde. Ortonas jau su Cena turėjo mečą ir Cody Rhodes'as, nu, tipo, jis neturėjo mečą ir, tipo, okei, SummerSlam'o remačas gali būti. SummerSlam'as šiemet yra didžiausias SummerSlam'as, kuris vyko istorijoje, nes vyks cielas 2 dienas. Tai vienas dalykas, jo, Cody's, didžiausias SummerSlam'as, didelė scena, aš matau tą, bet tuo pačiu Randys su Cena One Final Time'u irgi būtų gerai. Bet kodėl aš manau, kad Cody's, nes Cena's nebus kitoj WrestleManiai. Nes, nu, tipo, remačas galėtų būti WrestleManiai, bet to nebus, nes Cena iki to nedatems pagrindą. Tai mano atveju Cody Rhodes'as, kaip ir sakiau pačioj pradžioje, kai pamačiau jį šitoj lenteliai. Ok. Dabar, logiška, jeigu mes kitais metais Cena's nu, pas visus septynininkus yra one last time, po to jie grįžta, žinai, su savo pensijų fondu. Senė, apie ką kalbėjome, Cena's niekada nematom. You can't see him. Funny.
Bet ne, o kalbant apie sieną, kitas mačas tai bus mūsų Undisputed, tas WWE titulo. Cena Punk. Jo, Cena Punk. O. Žinai, kaip dabar skaudės, jeigu aš pasakysiu. Tipo, netgi ir man skaudės, kai aš pasakysiu. Aš turiu nuot, kad Cena laimės. Na, čia faktas. Tipo, nes, nu, taip, Punkas turi gerą talentą iškelti. Ne? Talentą išsakyti, išjudinti, pasukelti emociją. Bet Cena metai iš metų sugebėjo parodyti, kad gali išlaikyti tai, ką jis gauna. Žinai, jisai gali tvirtai išlaikyti. Mes kalbam apie pačius, žinai, performerius, žinai, kaip, nu, jų eigą ir kaip jie viską mąsto. Aš manau, kad Cena tada tiesiog Siemas nepasirodė 7, gal kokius vėl 2 mėnesius. Mano nuomonė, tai bus, Cena laimės, bet pats matčas bus labai įdomus, nes bus labai daug callbacks į jų praeitus matchus. Ir tokių flashback momentsų bus, nes jie bildina šitą jau istoriją jų ant flashbackų, kas buvo tenais prieš 13 metų. Bus keli spotai, kur bus tipo identiški. Aš nenustepsiu, jeigu Punkas pile-drivint Cena, o Cena padarys Cena Koraną kokį. Cena Koraną. Ne, nes ten buvo irgi ikoniškas momentas iš istorijos. Cena Koraną. Gerai, tu Ja, tai, čia bus paskutinis mečas ir, jie į tą mečą sudės visą jų, kiek jie buvo bifiniai. Visą arsenalą skaityk, tipo. Ja. Bet Cena galiausiai laimės. Nu, nebent irgi pasikartos koks callbackas ir įbėgs koks Triple H. Bet The Rock. Ne, The Rockas tenais. The Rockas tikrai į Saudo Arabiją neskristų, kai dabar ten karas. Nu, jeigu, vat kodėl labai šita kova man labai yra klaustina, nes, again, kaip ir minėjau, yra daug nežinomųjų, kas gali pakišti koją. Tai gali būt, koks, žinai, ateis ten Verak ir pasakys, man patiko, kad tu ten ant manęs pastūmriai, ir išvadinai mane pliku apgaviku, tai aš tau padėsiu. Travisai, fas! Travisai, aš renkuosi tave ir tiesiog su pokebolu tiesiog numeta. Bet jo, tai sakau, šiaip line-upas geras, tik tais, kad nuo tokio, kur pamiegos iki pradėsi klausinėti savo egzistenciją ir rimtynių egzistenciją. Tai tiesiog čia grina nostalgija, toks nostalgiškas mačas. Yep. So, yeah. Tai va tokie mūsų predictionai apie Night of Champions, jeigu jisai iš viso įvyks, nes vis dar to nežinom pagrindę. Man žiūrovai irgi būtų klausimas, koks jų yra spėjimas, žinai, kas, kaip, žinai, Night of Champions, viskas įvyks, žinai. Jeigu įvyks. Jeigu įvyks. Bet ten, būtų įdomu, kad, tarkim, būtų įdomu, jeigu tiesiog pasakytų, nu tai einam į Londę. Tipo, haha, čia nebuvo rumoras, čia buvo tiesa. Taip, čia būtų iš tiesų įdomu toks. Nes, visien, pagalvojus, karts nuo karto WWE mus nustebina, bet karts nuo karto būna... Jo. Jo. Bet atvirai, šiuo metu sakau, tiek daug yra visko, ką, tarkim, mes irgi bandom apriept, bet labai dabar tokioj pusė, kur mes tiesiog, kaip anksčiau, mes nekalbam kalbas, dabar kaip galvoji? Ne, čia mes darom predictionus, kas gali būti, mes neaptarim pačių mečų, tai problemų. Mes nerekepinam dabar laidų, come on. Come on, jau atsibodo. Nori rekepo, tu gali pažiūrėti 10 minučių kokį vidaus realiai. Arba klipukus Sančezą. Arba čia yra plugas ir mums tai nesumokėta, bet man patinka šitą bendruomenę, kurie dabar vystosi. Tai, kas nežinot, yra WWE Lietuvos fanai ar
per brūkštę amerikietiškas imtynės, tai tenais karts nuo karto aš būnu pasižiūriu, ir karts nuo karto turbūt ir Aivaras pasižiūri. Ir ten šiaip irgi, jeigu mes, tarkim, nespėjom kažko pasakyti, apibendrinti arba pranešti, tenais yra bičiukas vardu Edas, kuris padaro labai nuostabų darbą su imtynių žurnalistika ir jis labai gerai apima tą informaciją, kurią mes, tarkim, aptariam karts nuo karto, arba grinai jisai kažką dar papildomą prideda. Tai tikrai siūlau apsilankyti, čia yra pasaka. Ir kalbant apie tą puslapį, reikia pasičiekint, koks naujausias postas dabar išėjo. Pas juos dabar naujausiai postai yra apie cancelinimą. Saudo Arabiją. Saudo Arabiją ir labai graži nuotrauka, Trish Stratus ir Dominic Mysterio. Ir apie Survivor Series 2014 šnekėjo, ko aš nepamačiau, man sakau, ko aš realiai parą atsilieku naujų naujienų. Same. Bet jo, jeigu domina žinios ir tiesiog mėgsta scrollint Facebook'e, uždėkit laiką ir jums automatiškai mes kokį pustuką nuo jų. Jo. Plius, prie to pačio, ką aš norėčiau, man atrodo, aš praeitą epizodą sakiau, bet šį kartą irgi prasitęsiu, vis dar bandau įkelti mūsų serijas į Spotify. Tai dabar yra tokia problema, kad audio labai keistai rišasi. Tai vis dar palaukit hebra su Spotify išleidimu. Bet kai jau bus pilnas, tai po kiekvieno epizodo mes turėsim Spotify'us playlistą, kas norės ateis paklausyti per Spotify. O taip dar, jo, kiek aš žinau, dar tu, Aivarai, kaip ir turi kažkokį vieną projektėlį, kur tu pats, žinai, šnekėsi apie dalykus. Tai, tai va, tuo momentu, kur, pavyzdžiui, manęs nebus, aš negalėsiu, bus Aivaras. Ir jisai galės diskutuoti apie kažkokias potemes, tarkim, kokias subtemas, kurias mes neštikam. Ir asmeniškai, jo, pripažinsiu, aš nelabai jau randu laiko spėt, bet Aivaras, aš nežinau, jisai MVP šito kanalo, man atrodo, jisai turėtų būti labiau savininkas, žinai, negu mes abu. Tai didelis aplausimentai Aivarui, nes tu blėt įdedi dahuja darbo, aš toks ateisiu pašnekėsiu. Kaip tik galvoju, toksai on the fly viską darau. Čia pradžioje labai daug pasiruošdavau, bet, vienas projektukas yra, bet, aš dar patirties neturiu pats asmeniškai daryti vidaus. Tai. Visi visko išmokstam, viskas gerai išnai su tuo. Matysim, ką matysim pagrindą. Matysim, taip. Ja, ir ką galėjau dar pridurti, kad imtynių klubo tenais, ne klubo, bet, mūsų Facebook'o draugai praeitą savaitę labai ne vieną apie imtynės kalbėjo. Prasiplėsk. O čiatas yra tasai mūsų, žinai, kur susitinka fanai. Ja. Ir žiūrėjom LKL, Lietuvos krepšinio lygos finalą. O aš tas, kur nesuprantu apie kašį, kur toks. Du dalykai, ko aš nesuprantu. Kašio ir mašinų, bet aš jau arčiau pradedu suprast mašinas. Tai čia pliusas. Dafiga bišų, kurie žiūri imtynės, tuo pačiu žiūri lietuvišką krepšinį, kas yra win, nes lietuviškas krepšinis kažką gaus iš to. Pirkit merčą savo komandos, nesvarbu, kokią komandą čyrinat. Bent jau mano, tai nesakys, nes po to gausim blogų komentarų nuo vienų arba kitų. Jau viskas, tau pizda, žinok, seniukai, jau įsidavėjai, tipo už ką. Aš nesakysiu, bet Zigmo plaukai primena tą komandą. Oi. Žodžiu. Šitą nežinau, ar galim iškirpti. Aš tiesiog jaučiu tas dislike mygtukas, tiesiog taip jau, man geras apie. Tiesiog, ir taip eina pelytė link dislike mygtuko. Yeah. So, anyways. Ką, valandėlę paplėkėjom. Mes jau valandą šnekam, aš net nepajutau, wow. Basically, temas, kokias norėjom aptarėm, kas bus su Arabija, nežinom. Kas bus toliau irgi nežinom. SummerSlamas bus pagrindė kitas aspektas mūsų serijų. Ir visokiausios naujienos arba aktualios. Tai pagrindė, man atrodo, šiai serijai bus pakankamai, žinai. Tai dar sėki. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad klausotės. Ir jeigu jums nepatinka, aš nuvoksiu tavo dabar ištiką. Jeigu jums nepatiko, paspauskite laiką. Jeigu jums patiko, irgi paspauskite laiką.
Bet overall, ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu ieškojot bulvių, tai čia nerasit, bet meškutė gal ir pas mus pasirodys. Aš apsimėsiu, kad supratau. Aš supratau, visi tokie žiūrovai. What? What? Gerai, tai čia jau toks buvo mūsų kaip ir pabėzojimas. Dar sėkiu ačiū, kad klausėte, žiūrėjote ir sekate mus toliau mūsų socialinėse medijose ir rašote komentarus ir apskritai rūpinatės, nes come on, realiai vakar gavau, netgi vakar, man atrodo, mus patagino, hei, kada podcastas, tai hei, štai ir podcastas. Šitas outro labai ilgai eina. Ja, Davai, okay. karočią. Davai, karočią.